Panevėžio pakraštyje Molainių kaime žirgyną puoselėjanti panevėžietė Daiva net ir spaudžiant šalčių įtraukė prie lauko aptvaro. Šioje pastogėje, saugančioje nuo kritulių ir vėjo, šeimininkės kasdien laukia visas būrys gražuolių žirgų. Šįkart moters rankose augintiniams skirtas ne šienas, o nupuoštos eglutės. Jie atiminėja vienas iš kito ir tampo, ir tempia eglę, ir jos bijo. Tai va, nu, kaip sako, sužaidžia, sudrasko ir suėda. Žirgyno savininkė sako, kad jokio skirtumo, kokį spygliuotį atvežti žirgams. Jiems tinka ne tik eglutės, bet ir pušis. Štai kaip manęs prašo. Tuoj. Prašau. Matot, kaip atiminėja tiesiog šakeles. Jie labai mėgsta, ypač žiemą, mėgsta eglišakes, pušų šakeles, nes tai yra jiems vitaminai. Ir iš tiesų, jei norite nudžiuginti save ar savo šeimą nuostabių vaizdų, nupuoštas kalėdų eglutes galite padovanoti žirgams. Pasirodo, pusnyse pupsančios buvusios miško žaliaskarės ristūnus ne tik pradžiugins, bet ir pamaitins. Kadangi žiemą nebėra žolės, jiems ir pasivaikštant nėra ką ėsti, tiesiog nėra ką veikti, tai vat, labai kviečiam visus eglučių turėtojus, sakykime, nupuošę eglutę, neišmeskit jos prie konteinerio, atvežkite žirgyną. Idėja neišmesti, o padovanoti kalėdų puošmeną kaip delikatesą žirgyno savininkiai kilo prieš metus. Mat žiemą moteris dažnai važiuoja į mišką jiems rinkti eglišakių. Būtent eglės ar pušies spygliai, morkos, obuoliai tokiu metu žirgams tikras natūralių vitaminų šaltinis. Tačiau eglutę padovanoti žirgams nusprendusiems geradariams negalima tik vieno – įteikti nenupuoštos žalios dovanos. Kadangi žirgai neturi rankų, jie negali patys tų eglučių nupuošti, tai labai prašom, kad nebūtų žaisliukų, nebūtų papuošimų, purškalų, jokių blizgučių, išrinkit šitos dalykus ir viskas daugiau tinka. Žirgų mylėtojas skatina ir kitus žirgininkus pasiekti jų pavyzdžių ir gyvomis eglutėmis pradžiuginti savo augintinius. Gražiai atsisveikinti su namus per kalėdas puošusiomis žaliaskarėmis gyventojus prašo ir savivaldybė. Šis skatina visą savaitę nupuoštas eglutes neišmesti kartu su šiukšlėmis, o palikti šalia konteinerių.